Tu užaugai su Žalgiriu. O dabar padėk augti jam. Tapk Žalgirio garbės klubo nariu. žalgirioklubas.lt. Būk Žalgiris. Žalgiris laimėjo 6-asias Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos rungtynes ir 16 kartą tapo Lietuvos čempionais. Penktadienį Žalgirio arenoje kauniečiai įveikė Klaipėdos Neptūno komandą 90-70. Nuo pat rungtynių pradžios pirmavę kauniečiai tvirtai laikė žaidimo valdžią savo rankose. Ketvirtajame kėlinyje po Artūro Milaknio šou 10 taškų iš eilės skirtumas perkopė 20 taškų ribą ir Žalgirio arena pradėjo švęsti. Rezultatyviausiai Lietuvos čempionų gretose rungtyniavo Martynas Pocius, pelnė 16 taškų. Džestinas Dentmanas ir Robertas Jevtokas pridėjo po 15. Neptūno ekipoje išsiskyrė Martynas Mažeika, įmetęs 22 taškus. Tas, kaip sakyti, šitą pergalę jinai viską nubraukė, tuos visus vargus, tuos visus pralaimėjimus, kurių šiais metais buvo per daug, bet vis dėlto kaip praeidį sezoną, žinai, kad nacionalinis čempionatas, nežinau, bent jau man tai yra absoliučiai svarbiausios varžybos sezono. Ir tikrai labai malonu, man pačiam tai iš viso čia fantastika, kaip pirmas iki aš kaip sakant, su komanda laimiu Lietuvos čempionatą, tai kuo daugiau ir prašyti žmogus gali. Viskas labai super. Ar galvojate jau apie kitą sezoną? Ne, bet dabar tik baigiam, tikrai niekas nieko negalvoja dabar. Dabar svarbiausia, kaip biškį pailsėti, atsigauti ir tada galėsim galvoti daug. Kaip tas bumas? Na, prastas cigaras, bet niekam nesakyk. Sezono pradžios iš tikrųjų, nes tikslai buvo tik vienas, apginti čempionų titulą, tai jo ir žygiavom, aišku, sunkiai labai šį sezoną bankuotai, dobėtai, bet laimėjom. Ačiū Arvydai, ačiū. Didelis džiaugsmas, aš vis tiek noriu pasakyti ir pasakiau vyram, kad tikrai iš labai sunkios padėties, kai reguliarų sezoną baigėm 4, bet kadangi pasirinkom arba toks kelias gavosi, mes savo tikslų neatsisakėm ir šiandieną galim tom džiaugtis. Tikrai visus pasveikinau ir tuos, kurie pirmą kartą laimėjo, ir tuos, kurie daug eilinį žiedą, sakykim, gavo, ir išskirtinai pasveikinau Šarūną Jasikevičių, kuris vis tiek, turėdamas tokią puikią karjerą, būdamas grynas kaunietis, laimėjo Lietuvos čempionato žiedą, kas prie jo karjeros pradės dar vieną puikų štrichą.